Sveiki visi su jumis vėl aš juoda lietuvis. Jie. Ir šiandieną mes darome naują raganą epizodą. Taigi su jumis vėl aš esu juoda lietuvis ir šiandieną mes ragausime kebabą. Taigi, toks yra kebabas, čia yra kebabą šitą užsisakiau iš Guzelbaisinam, patys geriausi Sinano kebabai esu girdėjęs, kad jie yra. Tai pats kebabas man jis kainavo apie 9 eurus. Čia yra didelis kebabas. 9 eurai, bet tikriausiai gavau didesnį nuolaidą, nes užsakiau 2 kebabus ir ten gavau 25% nuolaidą, kas yra truputį pigiau, vien žodžiu. Realiai didelis kebabas kainuotų 10 eurų, man kainavo 9. Čia su siuntimu viskas, su pristatymu. Prašau. Taigi, jis yra tokio dydžio, įsivaizduokite, čia mano galva, čia net nekalbos, toks kebabas, didelis. Pasirinkau kebabą su vištiena ir česnakiniu padažu, klasikėlė. Jie taip pat įdėjo man servetėlių ir dar tokį laikiklį pačiam kebabui. Tai va toksai va. Labai patinka kol kas įpakavimas ir labai kol kas geros reakcijos, kad toks visai, jis nėra labai storas ir galima tikrai susigrūsti burną lengvai. Ir suvalgyti ir mėgautis. Dar taip pačiu turiu ir limonado. Čia tiesiog iš parduotuvės pasiėmiau už ten eurą gal, tai kad būtų skaniau, dar galiu ir įsipilsiu limonadą prieš ragaudamas. Tai va, esu girdėjęs, kad tikrai yra geri kebabai šitie, o mes ir ką, ragausime tada. Lupsiu pradžiai. O, dar parodysiu tą kebabą. Va yra kebabo vidus. Čia viena pusė, gražiai suviniota ir čia kita pusė, kad neiškristų. Yra tikrai užtverta. Toks atrodo paprastas, bet aš tikiu, kad bus labai skanus kebabas. Įdėsiu į tą maišelį, kurį man davė, pasinaudosiu tokią galimybę. Na ką, lik sveikas juoda lietuvi. Jo, pats kebabas jau truputį atšalęs. Galbūt norėsiu tik čiut šiltesnio. Na, bet aišku, aš kaltas, nes aš tenai dar prieš filmavimą, tenai man mikrofoną reikėjo pasivarkyti. Mikrofą. Tai va. Dar tokia 2 kąsniai ir tada eisiu prie vertinimo jau.
Nu tai, manau, galime vertinti, kaip ir pats kebabas jis nebuvo kažkas labai blogai, kaip pavyzdžiui jami, bet ir nebuvo kažkaip taip labai ypatinga, aš jaučiu. Nežinau, bet toksai paprastas jaučiasi kaip bazdabulė kebabas. Taip, suviniuotai jaučiasi viščiukas, jaučiasi ir kopūstai ten kažkokie, jaučiasi pomidoras, padažas labai skanus. Bet ir va, atrodo tokia labai prastinga dieta, bet iš tikrųjų visai skanu. Aišku, čia kiek aš mokėjau, realiai tai turėčiau mokėti 10 eurų. 10 eurų aš nemanau, kad verta. Bet jeigu jūs tiesiog neužsakymą darytumėt, o tiesiog nueitumėt ir nusipirktumėt, man atrodo, toksai kebabas kainuoja kokius, 7 eurus ar 6 eurus, nes aš per pačią to Simeno paskyrą, ten buvo savaitės pasiūlymas ir jis pardavinėjo kebabą lavaše ir gėrimą už 4,99, tai manau, kad tikrai pats Voltas čia labai daug prisiema savo pinigų, bet manau, mano vertinimas skaičiuku būtų 8,9 iš 10, sakyčiau. Nes jeigu tai paprastai kaina, tai yra gera, skonis geras ir net kola neprideda labai daug pati kola, tai pats kebabas labai lengvas ir tiesiog tikrai skanus. Tai su jumis buvo aš Lietuvis ir iki kito karto.